Jeigu desertus mėgstate ne tik valgyti, bet ir gaminti, o jeigu mėgstate pistacijas, na kas jų nemėgsta, tai šis receptas yra skirtas jums. Pistacijų frančipanas su avietėm ir plonytei tartaletei. Gaminam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Tartaletę su frančipanu, žinoma, reikia pradėti nuo pačios tartaletės gamybos. Na, jeigu tingite maišyti tešlą, ją šaldyti, kočioti, vėl kepti ir daryti tartaletę, visuomet yra išeitis užsukti į gardų parduotuvę, nusipirkti puikias rankų darbo sviestinės tartaletės ir panaudoti jas. Na, bet kartais reikia ir sustepti rankas. Tartaletės gamyba yra išties ne pats sudėtingiausias dalykas, o beje tiek tartaletei, tiek frančipanui praktiškai tie patys ingredientai. Pradedu nuo miltų, gerų kokybiškų miltų, 250 gramų ir truputėlis migdolų miltų. Migdolų miltai pačioj tartaletėje atlieka funkciją tokią, kad kai pakepa pats riešutas, na, kaip ir kepintas riešutas, jisai suteikia visai kitą tešlos skonį. 25 gramai, bet to tikrai pilnai pakanka. Cukraus reikėtų dėti maždaug 80-90 gramų ir šitoj vietoj mes jo sumažinti nelabai galim. Nes cukrus atlieka tokią funkciją, kad kepimo metu jisai karamelizuoja visą tartaletę. Tai yra, padaro ją tvirtesnę. Nes jeigu nedėtumėm cukraus, būtų vien tik miltai, sviestas ir kiaušinis, vėliau keliant arba kažkur dedant, jinai tiesiog subirėtų į trupinukus. Ir sviestas. 125 gramai kambario temperatūros sviesto. Galite dėti šaltą, bet tuomet maišymas bus labai ilgas. Gaminant trapią tešlą nėra taip svarbu, kokios temperatūros yra riebalai. Tiesiog kambario temperatūros sviestas žymiai greičiau užsimaišys. Ir dabar vidutiniu greičiu maišau visai neilgai, kol susijungia ingredientai ir pradeda formuotis trupinukai. Tuomet įmušu vieną kiaušinį ir išmaišau iki vientisos tešlos konsistencijos. Štai ir viskas, kelios minutės, tešla išmaišyta. Tiesiog suspaudžiam į vieną gabalą. Geriausia iš karto suformuoti tokį plonesnį tešlos gabaliuką, kad jisai greičiau, pavadinkim, subręstų ir vėliau būtų lengviau iškočiuoti. Ir taip paruoštą tešlą reikėtų padėti šaldytuvą ir laikyti mažiausiai valandą. Ilgiausiai jinai ten galėtų pragulėti netgi porą dienų. Tiesiog vėliau prieš naudojimą mes ją išimam, palaikom maždaug 30 minučių, kad truputėlį sviestas atsileistų ir galėtume gaminti tartaletę. Taigi tešla keliauja į šaldytuvą, o aš imu jau atvėsintą. Truputėlį miltų tikrai galima naudoti drąsiai, nes nuo migdolų miltų, jeigu naudojam ne vien paprastus miltus, o ir migdolų miltus, pati tešla yra šiek tiek trapesnė. Ta prasme, kočiojant, jinai labiau skilinėja, labiau lūžinėja, tad tikrai neišsigąskime. Ir iš tokio tešlos kiekio pavyksta pagaminti dvi štai tokio dydžio tartaletės. Gamindamas pirmą, aš visą laiką drąsiai išsikočioju pakankamai didelį lakštą, nes vėliau nuopjovas vėl sulipdom į kamuoliuką ir galim daryti kitą lakštą. Tik labai svarbu nepadaryti jos per storos. Na, 3-4 mm turėtų būti tas, sakykime, aukso viduriukas. Kaip matėte, jinai labai trapi, iš tikrųjų. Tad tikrai praverčia, pavyzdžiui, kočėlas.
Taip svarbu, kad užsipildytų visi oro tarpeliai, nes jeigu lieka oro tarpelis, vėliau kepdama tartaletį tai vietoj pradeda pūstis. Tai mes to visiškai nenorim, norim, kad išeitų gražiai lygi tartaletė ir kad krašteliai būtų lygus, tiesiog su peiliuku taip gražiai atrėmė į bortelį, viską sulyginam. Dar vienas labai svarbus momentas, būtinai reikia subadyti. Vėlgi, dėl tos pačios priežasties, kad vėliau kepant tartaletė nesipūstų. Taip paruošta tartaletė prieš kepimą turi būtinai pabūti šaldytuve, bent jau 30 minučių. Jeigu šilta tešla greitai gaus šilumos, jinai gali tiesiog sukristi. Į paruoštą ir atvėsintą tartaletės formą įtiesiu glamžytą sviestinį popierių bei iki pat viršaus pripilu džiovintų pupų. Tai darau tam, kad kepant tartaletė išlaikytų formą bei nesukristų. Taip paruoštą tartaletę reikėtų kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje su ventiliatoriaus funkcija. Pradžiai 10-12 minučių ir vėliau išėmus šitą popieriuką dar kokias 5-6 minutės. Vėliau iškeptą tartaletę būtinai atvėsinti ir galim gaminti frančipaną. O pagaminti jį iš tikrųjų ganėtinai paprasta. Vienas svarbus dalykas, kad ingredientai turi būtinai būti kambario temperatūros. Taigi sviestas 150 gramų ir cukrus 150 gramų. Pirmiausia, išplakam šitos du ingredientus, kol masė tampa tokia, galima sakyti, puri. Na ir dabar pistacijų eilė. Naudosiu pistacijų pastą, jos reikės 75 gramų, kur jos gauti, žinoma, užsukus į gardugardu.lt arba į mūsų fizinės parduotuvės. Taigi dabar išmaišau pistacijų pastą, kad sviesto, cukraus ir pastos masė būtų vientisa ir tuomet palaipsniui plakant įmušu 4 kiaušinius po vieną, tam, kad tolygiai ir gerai išsiplaktų. Kokia graži spalva. Na ir paskutiniai ingredientai yra migdolų miltai, 150 gramų ir šaukštas paprastų kvietinių miltų. Kvietiniai miltai bus, tarsi tokia papildoma rišančioji medžiaga, jos reikia visai nedaug. Šaukšto pilnai pakaks, gal šiek tiek daugiau. Dabar vos keletą prasukimų, kol gaunam vientisą masę ir frančipanas bus paruoštas. Ir dedam frančipaną. Iki pat viršaus sklidinos dėti tikrai nereikėtų, paliekam šiek tiek. Taip paruoštą reikėtų kepti iki 160 laipsnių įkaitintą orkaitę su ventiliatoriaus funkcija. Pradžiai kepsim maždaug 8 arba 10 minučių, vėliau įdėsim šaldytų aviečių ir kepsim dar kokias 20-25 minutės. Atrodo tikrai puikiai. Taigi palaukėme, bent jau pusvalandį, kad jisai atvėstų, kad nenudegintų burnos, pasiėmam ledų ir skanaujam. Kaip pasigaminti šios dienos mūsų patiekalus, jūs sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Kai visuomet labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux. Nepamirškite mūsų sekti socialiniuose tinkluose, prenumeruokite YouTube platformai, ten rasite mūsų receptus video formatu. Ačiū, kad šiandien buvote su laida Gardu Gardu. Su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki!